išjudam į Lenkiją. Turim 4:30. Laukia jau švinta. Ir mūsų tikslas Lenkija. Pasiimti medsakį. Tai mašina paruošta, viskas paruošta. Sėdam, lekiam. Einam vėl pažiūrėti bitelių. Buvau užsukęs prieš 2 dienelės, bedūminėse jau. Skaniai pavalgė jos manęs. Gaila, medaus neturiu, kaip jum duoti iš savęs. Bet sunkiai čia man sekas gauto medaus. Aišku, gerai pagalvojus, dar tik gegužės pabaiga. Nu, beveik. Kiek čia beliko iki jos. Užneštas pilnai ir jau pradėtas akiuoti. Tai labai gražu. Labai malonu. Jūs to neįmatysit, bet šitas yra pilnutėlis iš abiejų pusių kiaušinėlių. Pilnutėlis. O, ar gali būti kažkas gražiau? Atminkit vieną dalyką. Bitės gerai jaučia, kaip jūs prakaituojat. Nu ką. Paliekam ramybėj bitutes. Žingsniuojam pro žolę iki šlaunų. Žiūriu, ateina lietučio. Atvykom į Norvegiją. Už manęs, kaip matos, biškį nesimato vaizdelio. Įsičekinam šiandien į viešbutuką. Ir matysim, kas bus toliau.
Kokio senumo. Kokius reikėdavo atpjauti rastygalius. Atkapot metin akmuo padėtas. O, užlipiu žmonės, tai Jėzus Marija, mano galva kaip šita galva. Bučiuoti nosį galima. O, antras aukštas. Labai gražus pastatas. Vau. Oslė čia tokia ir stovėjo kažkur. Nežinau tik tai ar čia ar ne. Tokios siauros durelės. Lėkiam per laukus, lėkiam per laukus ir važiuojam mes medaus, pasiimsim mes skanaus. Oi, šienaujam žolę. Rodyk, ką turi. Oi, kaip gražu. Aišku, ir atvažiuok tu dar vakare. Ai, gražu. O, radau bėdą. Tuoj pasikartos praeitų metų situationas. Užsisegti reikia pilnai. Nepraeitų. Prieš gerus 3. Tai ką, pirmas medus nuimtas, lekiam namo sukt medų. Lizduose rapsas. Kaip bus magazinuose, nežinau, bet turbūt irgi. Bet pirmo medaus yra ir visai nemažai, tikrai geriau negu pernai. Pernai sukau suodų medaus 15 kg tokiu metu. Šiemet pamatysim. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.